it. I don't want to drown in my... Labadiena, mėly bibliotekų žmonės. Mano vardas yra Ernestas, o pavardė Janušas ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos ir projekto bibliotekos pažangai vardu noriu Jums pristatyti laidų ciklą E-akademija. Tai yra laidos apie elektroninės valdžios teikiamas paslaugas, sutrumpintai E-paslaugas. Minėjau, kad yra laidų ciklas, viso numatytos 3 laidos, antroji spalio 18, trečioji spalio 25 dieną. Tikimės, kad Jums, kaip bibliotekų darbuotojams, bus naudingos informacijos nemažai ir šią informaciją Jūs be jokios abejonės galėsite pateikti savo bičiuliams, lankytojams. Šiandien pirmoje akademijos laidoje mes kalbėsime apie jau veikiančias elektroninės paslaugas ir pašnekėsime, aišku, apie artimiausias naujienas. Kasgi naujo numatom artimiausių metų elektroninių paslaugų erdvėje. Noriu pristatyti žmogų, kuris padės atsakyti tiek į mano, tiek, aišku, jūsų klausimus. Tai yra Kęstutis Andrijauskas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos informacinių išteklių skyriaus vedėjas. Labadiena, Kęstuti. Labadiena. Sveiki. Kęstutis jau dabar laukia jūsų klausimų. E-paslaugų tema. Klausimus jūs galite užduoti štai čia. Adresas ekrane. esenjoras.lt, pasviras _pokalbiai. Klausimų laukiame jau dabar. Tikrai klauskite drąsiai, apie ką tik norite. Na, aišku, būtų malonu, kad prisilaikytumėt kažkokios laidos temos. Tai yra e-paslaugos. Ir dar vienas dalykas. Aš manau, kad ko gero kiekvienas jūsų žiūrinčių žino, kad šios transliacijos metu jums bus padovanotas prizas. Kad tai yra nemelas, turiu rankose, nešiojamasis kompiuteris Toshiba 15 colių puikių techninių duomenų. Jis bus padovanotas mūsų laidos pabaigoje. Ką reikia daryti, norintiems laimėti? Reikia atsakyti klausimą, kaip ir visuose konkursuose. Klausimas ekrane. Klausimas skamba taip. Kaip vadinasi centrinis interneto portalas, kuriame galima rasti valstybės ar savivaldybių institucijų teikiamas elektroninės valdžios paslaugas ir jas užsisakyti. Jums reikia parašyti šio portalo interneto adresą. Atsakymo pradžią aš jums pasakysiu. www arba 3w, o kas po to, pabaikite patys. Atsakymą galite rašyti ten pat, kur ir užduoti klausimus. Tai yra esenjoras.lt, pasviras _pokalbiai. Atsakymų laukiame, iki tos laidos vietos, kuomet aš jau pasakysiu, kad klausimų nebelaukiame. Ir laidos pabaigoje mes turėsime loteriją ir burtų tvarka ištrauksime kompiuterio savininką. Gerai, dabar Kęstutis kantriai pasėdėjo, palaukė, kol mes padarėme visas pramoginės įžangas. Ir pakalbėkime apie jūsų įstaigos veiklą. Informacinės visuomenės plėtros komitetas, ko jis užsiema? Dar kartą laba diena. Malonu. Tikiuosi, auditorija nemaža, nors ir nesimato jos, bet manau, kad daug bibliotekų darbuotojų prisijungia. Iš tikrųjų, Informacinės visuomenės plėtros komitetas jau senokai veikia 2001 metų. Ir visą tą 10 metų laikotarpį iš esmės kėlė savo vieną tikslą, pagrindinį. Tai yra siekti, kad Lietuvoje būtų sukurta moderni informacinė visuomenė, kad gyventojai jos savo veiklą grįstų žiniomis, informacija turima ir gebėtų naudotis moderniom, pažangiom informaciniam technologijom. Tai iš tikrųjų tas tikslas yra, ko gero, ir perspektyvų artimiausių, galbūt artimiausių bus, nes tai procesas nesibaigiantis. Iš kitos pusės jau matome rezultatus, tikrai šiandien manau, kad daug kas pripažins, kad be informacinių technologijų, be kompiuterio, be interneto daug kas jau nepraleidžia ne vienos dienos. Netgi ne tik, kad jaunesnioji karta, bet ir pagyvenę žmonės tiek darbe, tiek savo namų veikloje, visuomeninėje, galbūt socialinėje veikloje. Taip, kad iš tikrųjų tai mes tame matome dalį ir savo tam tikros, indėlį tam tikrą, nes iš tikrųjų valstybėje mes atstovaujam pakankamai daug, skiria tam dėmesio, tiek ir tokio, sakysim, ir politinio, ar sakysim, reguliavimo prasme, tiek ir finansinių instrumentų prasme, nes iš tikrųjų, investicijos į informacinės technologijas valstybės mastu tikrai yra nemažos.
Ir būtent čia galbūt komiteto toksai pagrindinis kaip ir įrankis, kaip ir finansinis mechanizmas ir uždavinys, tai yra subalansuota visa poreikio ir galimybių finansinių, instrumentų poreikių ir galimybių subalansavimą, kad būtų nuosekliai kuriamos tam tikros priemonės, kurios padėtų ir vystyti šitą informacinę visuomenę. Tai aš turiu galvoje, kad iš tikrųjų tam, kad realizuotum tą, reikalingi 3 dalykai, labai paraleliai, lygiagrečiai vystomi. Tai yra infrastruktūra, kaip suprantama, visi tinklai, techninė įranga, tiek ir pats turinys, tai yra tos visos sistemos informacinės, kurios realizuoja paslaugas įvairias tiek piliečiams, tiek institucijoms ir be abejo gebėjimai žmonių. Gebėjimai laiduoja naudojimą ar tą naudą, kurią mes tikimės ir gauna asmenys. Taip, kad tik tai labai lygiagretus ir labai tolygus visų šitų 3 dedamųjų dalių plėtra, duotų tą rezultatą, kokį mes tikrai laukiam ir tikimės. Nes joks proveržis čia negalimas, puikiai suprantama, jei gebėjimų nebus, tai kiek nori plėtok turinį, iš esmės naudos iš to bus mažai. Tai va būtent subalansavimas visų šitų poreikių ir galimybių finansinių ir mūsų pagrindinis uždavinys, kurį mes eilę metų jau vykdom ir atliekam. Dabar, kalbant apie laikotarpį einamąjį, be abejo, pagrindinis finansinis instrumentas yra ES struktūrinė parama. 2007-2013 metam tai numatyta beveik milijardas litų. Tai 975 milijonai ir iš jų 829 būtent tikroji ES struktūrinė parama. Tai tikrai nemažos lėšos, ypač konsoliduojant dar su grūdiniu nacionaliniu biudžetu. Tai rezultate mes turim kas metai maždaug investicijas apie 200 milijonų litų. Dar 100 milijonų praktiškai yra išleidžiama eksploatacijai, palaikymui sukurtų sistemų, infrastruktūrinių elementų. Tai tikrai gana žymios lėšos. Bet uždavinys iš tikrųjų, kad duotų grąžą to, ko mes tikimės. Dabar pažymėtina dar, kad pati pagrindinė dalis šitų visų lėšų būtent skiriama turiniui, tai yra paslaugų kūrimui. Tai yra 70% iš tos paminėtos sumos, tai yra apie 600 milijonų litų būtent skirta turinio, tai yra elektroninių paslaugų kūrimui. Likusi dalis yra infrastruktūrai, tai yra pagrinde, ko gero, jums žinomas Reino projektas, kur kloja tinklus, elektroninių ryšių tinklus, geografiškai atskirtose vietovėse, o, kaip jau minėjau, pagrindinė dalis yra paslaugom, kur tikiuosi dar bus progos paminėti toliau laidoje. Tikrai bus, Kęstuti. Ar aš teisus sakydamas, kad taip paprastai ir ūkiškai, kad jūs esate ta institucija, kuri atsakinga už tai, kad e-paslaugos Lietuvoje veiktų ir būtų vystomos toliau? Vienreikšmiškai atsakyti sunku. Niekada, manau, mes nepasakysim, kad viena institucija atsakinga. Tai be abejo, aš kaip sakau, mes atsakingi už tą finansinių mechanizmų suformavimą, už suplanavimo darbų, už tam tikrų projektų priežiūrą. Tačiau vis tiek galų galėt pasiskirsto atsakomybė per aibę institucijų, kurios yra tos, kur iš tikrųjų paslaugas teikia. Tai taip sakyti, kad viena tokia institucija tikrai nėra. Tai yra visų valstybinio sektoriaus rūpestis, uždavinys, kurį mes be abejo bandom sukoordinuoti tam, kad tikrai būtų įgyvendintas. Mes kalbam apie e-paslaugas. Tai kas paprastai aiškiai yra tos e-paslaugos? Tai yra iš tikrųjų lygiai tas pats, kas kiekvienas žmogus gali arba iki šiol galbūt eidavo ir gal dabar eina institucijas savo rūpimais interesais, poreikiais. Tai lygiai tas pats, kai aš tą patį rezultatą galiu gauti prie kompiuterio sėdėdamas, mokėdamas šiek tiek jį naudot ir taip sutaupydamas tikrai ir daug laiko, ir daug galbūt nervų, ir galbūt net tam tikrų, stresinių situacijų būna. Iš tikrųjų, darbas prie kompiuterio, aptarnaujant ir save iš dalies, yra palengvinimas visiems. Tiek ir pačiam žmogui, tiek ir pačiai institucijai, tiek aplamai ir valstybei visoje. Tai yra iš tikrųjų didelis labai jos atvirumo, demokratijos išraiška ir galų gale pačios visuomenės brandos.